Pokyčiai, ko gero, vienas iš baisiausių žodžių mūsų protui. Mūsų protui nereikia jokių pokyčių, bet šiandien ne apie jį. Šiandien noriu pakalbėti apie vieną tokį aspektą, kuris dažniausiai pasireiškia, jeigu mes nusprendžiam ką nors keisti. Ir tai yra aspektas gan pavojingas ir jeigu mes jo nesuvokiam ir nematom, labai lengva nusiplauti nuo pokyčio. Su jumis Ilona Tamošiūnienė, esu coachingo ekspertė, pokyčių mentorė ir padedu moteriams perrašyti destruktyves vidinės istorijas, kuriomis jos kažkada patikėjo apie save. Taigi, apie pokyčius. Kada mes imamės pokyčių? Kai norim, kad būtų geriau, kad palengvėtų, kad būtų gražiau gyventi, kad būtų geriau gyventi. Ir tai yra natūralu. Bet pradėjus pokytį, gali nutikti taip, kad pradžioj niekas negerėja, o darosi blogiau. Ir tai yra labai labai svarbus aspektas. Ypatingai, jeigu, tarkim, mes pradedam daryti tai, kas mums nėra įprasta, ko mes anksčiau nedarėm. Ir greičiausiai, jeigu mes norim, kad mūsų gyvenime kažkas pasikeistų, mums teks pradėti daryti dalykus, kurių mes nedarėm iki šiol. Nes jeigu darysim tą patį, ką darėm, tai greičiausiai niekas ir nepasikeis. Ir tai labai gerai matosi, kai norim kažkokių pokyčių, fiziniai plotmėj. Pavyzdžiui, pradėti sportuoti, pradėti anksti keltis, keisti mitybą ir taip toliau. Ir čia labai labai svarbu, kad, tarkim, jeigu žmogus visą gyvenimą buvo aktyvus, sportuojantis ir jisai tiesiog padidina šiek tiek krūvį, tai tuomet to pablogėjimo momento greičiausiai jisai nelabai ir pajaus. Bet dabar įsivaizduokim žmogų, kuris niekada nesportavęs. Ir staiga nusprendžia viskas. Paskaitė literatūros, paklausė ekspertų ir nusprendė, nes jeigu sportuosi, tai tavo sveikata bus geresnė, turėsi daugiau energijos, bus geresnė nuotaika ir taip toliau. Ir norisi, kad tai būtų. Ir niekada nesportavęs žmogus, jisai pradeda sportuoti. Kas pradžioj nutinka? Pradžioj, dar tik kai pradedi, gali būti tas toksai energijos pakilėjimas. O po kurio laiko atsiranda nuovargis, energija mažėja, su tavim vyksta kažkokie keisti dalykai. Vat šito turbūt nepatiria tie, kurie, kaip ir sakiau, buvo aktyvūs visą gyvenimą. O dabar tu, pavyzdžiui, link 50-mečio nusprendei čia užsiimti fiziniu aktyvumu. Tai greičiausiai šitas etapas bus neišvengiamas, kaip darosi blogiau. Aš prisimenu tokį labai ryškų šitą potyrį, ypatingai tada, kai nusprendžiau, nežinau, iš kur, kažkur perskaičiau idėją, kad sėkmingi žmonės keliasi 5 ryto. Galvoju, viskas, reikia ir man pagaliau tapti sėkmingu žmogumi. Ir pradėti keltis 5 ryto. O Dieve mano. Pirmas bandymas, kai aš tai pradėjau daryti, aš mečiau šitą užsiėmimą po savaitės. Po savaitės sakiau, nereikia man jokių 5 ryto, nes atsikelti 5 ryto tai vienas dalykas, bet dienos eigoj maždaug apie pietus, o dar tuo pačiu metu ir pradėjau užsiėmiau fiziniu aktyvumu. Žodžiu,
Apie pietus mane tiesiog pradėdavo atjunginėti. Ne tai, kad energijos daugiau, ne tai, kad aš žvalesnė, ne tai, kad ten viskas man geriau ir lengviau darosi. Tiesiog viskas blogėti pradėjo. Ir pirmas bandymas buvo nesėkmingas, aš mečiau visą tą užsiėmimą, bet po kurio laiko galvoju, reikia pabandyti. Ir tarkim, jeigu žmogus visą gyvenimą buvo įpratęs keltis 6 ryto, na aš taip galvoju, a, tai jam keltis 5 labai problemų didelių nesudarytų. Bet tarkim, aš visą gyvenimą sakiau, kad aš esu pelėda. Aš iš tikrųjų buvau pelėda visą gyvenimą. Aš galėdavau naktinėti, sėdėti ten iki 1 ar 2 valandos nakties. Ir aš buvau realiai ta antra dienos pusė šį vakarą dariausi kūrybingesnė, darbingesnė. Ir man ta 5 valanda ryto atrodė kaip kosmosas kažkoks. Bet galvoju, vat iššūkis tau. Kas iš to gausis? Ir kai pradėjau antrą kartą tai daryti, antras bandymas buvo, neturėjau tos intencijos, kad aš čia tapsiu kažkokiu žmogum sėkmingu ir taip toliau. Buvo paprasta intencija pasižiūrėti, o kas iš to gausis. Ir žinot, gavosi gerai. Dabar nuo tos dienos praėjo pusę metų, dar pakankamai mažai, bet jau tas laikas, kai gali palyginti. Ir iš esmės, maždaug, aš nežinau, dabar po kokių 2 gal mėnesių ar 3 net, aš pradėjau jausti malonumą keltis 5 ryto, eiti atstumą nemažą. Tai visiškai priešingas dalykas, ką aš darydavau iki to. Ir bet va tą praeitą laikotarpį buvo iššūkis. Nes visas organizmas adaptuojasi ir jam reikia laiko išmokti kitaip. Ir tai yra laikas, kai labai lengva mesti viską. Tai čia kalbant apie miego režimą, apie fizinį aktyvumą, bet lygiai tas pats vyksta ir su kitais pokyčiais. Lygiai tas pats vyksta, kai, tarkim, vat, tu kažką veikloje, na, tarkim, nu, vat esi kažkokiam lygyje, na, toj veikloje. Nu, visa tai tau įprasta, tu darai įprastus dalykus ir komfortiška pakankamai, bet ir tam, kad visa tai nutiktų, tarkim, pačioj pradžioj, kai pradedi veiklą, tai ten ir sunkumo, ne, ir gal net nesitikė, kad labai ten viskas iš karto pagerės. Bet po kurio laiko kažkaip stabilizuojasi ir tu tom vėžiom važiuoji ir tarytum normaliai. Bet kažkuriuo momentu supranti, kad, nu ne, nenormaliai. Norėtųsi kažkaip daugiau, norėtųsi tarytum pakilti į kitą lygį, ant aukštesnio laiptelio lipti. Nu, jau nusibodo vilktis uodegoj. Nu ir tada pradedi daryti, mokytis daryti kitaip. Ir labai įdomu, kad nutinka lygiai tas pats. Lygiai tas pats. Kas su miegu buvo, kas su fiziniu aktyvumu. Nes atrodo, tu nori pakilti, ane, perlipti ant kito laiptelio. Ir tau tenka išmokti naujų dalykų daryti, naujus dalykus daryti, daryti kitaip, daryti galbūt daugiau, o galbūt kažką kito pradėti daryti. Ir čia sukyla, ne, visi vidiniai, visos vidinės istorijos gilesni sluoksniai. Nes kai pradėjai kažką daryti, tai ten sprendėsi vienus vidinius dalykus. Kai tik tai nusprendėjai lipti aukščiau, teks spręsti kitus dalykus, gilesnius. Ir prasideda etapas, kuriame situacija blogėja. Tu norėjai, kad būtų geriau, užlipti ant to aukštesnio laiptelio, bet tu supranti, kad dabar esi etape, kai ne tai, kad ant aukštesnio laiptelio, toks jausmas, kad tu
kažkaip žemiau ryties. Ta prasme, situacija pradeda blogėti. Ir kai tai vyksta, iš tikrųjų norisi viską mesti, atsitraukti, pasakyti, kad viskas, nu čia gal ne man, čia gal ne mano kryptis, gal ne mano veikla. Iš esmės, aš kalbu todėl, kad aš einu tuo etapu ir tai yra labai sunkus etapas. Ir noras atsitraukti iš tikrųjų, nu, taip į savaitę kelis kartus atsiranda. Bet tada tu prisimeni, kas tave įkvepia, kas tau patinka, kuo tu nori dalintis, ką tu nori duoti pasauliui. Nu ir sakai, nu, taigi palauk, su miegu tas pats buvo. Tai ir čia praeisim. Nu, kažkaip praeisim. Tiesiog, nes visa tarytum visas laukas aplink tave, jisai turi persistruktūruoti. Jeigu tavo viduje prasideda kažkokie pokyčiai, tai išorė jinai juk nesureaguoja iš karto. Na, tarkim, tu nori lipti aukščiau į kitą lygį. Ir išorė iš karto neatspindės. Visų pirma, sukyla vidinės istorijos visos, kurios sako, nu argi čia tau, gal tu būk savo vietoj, gal tu kaip nors atkentėk jau šitą gyvenimą ir nesvaik čia kažkokiom idėjom, nieko tau nesigaus. Jau patvirtinai, kad nieko tau nesigaus. Nelysk, nelysk. Ne, bet tos vidinės istorijos aktyvuojasi ir patys giliausi sluoksniai arba gilesni sluoksniai. Ir tada kurį laiką, na, vat, jausmas, kad sukies ratu, tarytum kažką pradedi keisti. Su savo darai tikrai na, tokį gerą vidinį darbą, bet ir išoriai pradedi keisti dalykus po truputėlį. Bet jausmas, kad sukiesi ratu. Sukiesi ratu, darai ir vėl toj pačioj situacijai. Darai ir vėl toj pačioj situacijai. Arba net truputėlį blogesniai. Bet atsitraukus, žiūrint truputėlį per atstumą į tas situacijas, tai vat, buvo toks na, suvokimas, kad iš esmės atrodo, kad mes sukamės ratu, bet pokytis, nevystimasis, jisai ne vertikalia tiesia linija vyksta, o mes kaip spiraliai sukamės. Po truputėlį, ne, po truputėlį kylam. Ir visų pirma, kyla vidinė kokybė. Ir atrodo, ir išorė tiesiog jinai dar nepersistruktūravo ir jinai dar tuo pačiu keliu važiuoja. Bet pokytis, jisai, bet kaip spiralė, tu po truputėlį labai iš lėto kyli. Bet tas jausmas, kad tu sukies tuo pačiu ratu, jisai natūraliai lieka, nes išorė kol kas tuo pačiu ratu sukasi. Ir kaip ir sakiau, tai yra etapas, kuriame labai lengva viską mesti. Ir kažkuriuo momentu, čia buvo kiek anksčiau prieš kitą pokytį, kai bandžiau kažkokius dalykus keisti ir galvojau, viskas jau mesiu, aš čia tiek stengiuosi ir nieko nesigauna, tai čia ne mano ir nereikia. Ir tada visai iš nevilties įsijungiau YouTube ir kažkoks vaizdo įrašas man pasitaikė. Ir ten kalbėjo du vyrukai. Paskui aš išsiaiškinau, kad tokie vyrukai daug labai pasiekė iš tikrųjų. Ten ir projektus didžiulius padarė, ir verslus sukūrė, ir ten, nu, ten daug nulių, žodžiu, sąskaitose. Esmė ne tame, kiek nulių, bet esmė tame, kad žmonės padarė tai, ką norėjo padaryti. Jie turėjo svajonę, jie turėjo tikslus ir jie ėjo. Ir jie dalinosi savo keliu. Ir ačiū jiems, kad jie tai darė atvirai ir nuoširdžiai, nes paprastai, ką mes matome, ne, kad aš tai padariau, o kelio tai niekas nepasakoja, kiek ten kartų griuvai, kiek kartų
norėjai viską mesti, kiek kartų nesisekė ir taip toliau. Ne? Jau yra rezultatas. Ir tada mes, kai žiūrime tą rezultatą, mums atrodo, kad, nu, jo, va, jiems tai pasisekė, jie padarė, o va, man nieko nesigauna ir toks, nu, daug nevilties kažkokios gali rastis, nusivylimų. Tai va, ir klausiau aš tų vyrukų ir galvoju, sėdėjau taip už galvos susiemus, galvoju, nu, kažin ar palauk, rimtai, va taip va viskas vyksta. Ir jau ten smulkmenų net neprisimenu, bet prisimenu vieną frazę, kurią tiesiog aš savo, kai norisi viską mesti, tai aš ją savo primenu, o jinai labai paprasta. Jie tada sakė, vienas iš jų, sako, žinai, aš pasidariau tokį išvadą ir laikiausi tokios taisyklės kelyje. Jeigu nepabandėjai 20 kartų, tai tu net nepradėjai. Hmm, aš taip tuos kartus vis paskaičiuoju, kelintą čia aš kartą bandau ant to laiptelio užlipti. Ai, dar 20 nėra. Nu gerai, tai dar yra kur bandyti. Ir taip, tai nėra lengva. Tai nėra taip, kad, ai, nu čia bairis, ne, nu pažiūrėsiu, kaip čia vyksta. Ne, tai yra pakankamai sunku, bet tai augina, tai stiprina. Ir aš tikiu, kad, nu, kažkaip tai, ne, praėjus per tą etapą, galima kažkaip kitaip, ne, bus kaip su miegu. Bet jau turiu tą, ne, patirtį, tai galvoju, va šita patirtis, jinai vis tiek įvyks ir, ir šitam pokytyje. Tai va, tai žodžiu, jeigu netyčia esat etape, kai norisi viską mesti, nes, pavyzdžiui, blogėja. Tai nebūtinai blogėja. Iš tikrųjų, gal dabar tas spiralės ta vieta, ne, kai kyli ir atrodo, kad blogėja, bet iš tikrųjų kyli po truputėlį. Ir aišku, tie rezultatai, jie neteina labai greitai. Tiesiog kantriai einam ir žiūrim, kas vyksta. Su tikėjimu arba sužinojimu, kad jeigu aš pratęsiu, aš vis tiek ateisiu ten, kur noriu būti. Nu ir žiūrėsim, kas gausis. Tai va, tai šiandien va toks pasidalinimas, tiesiog gal kažkam šiandien tiesiog reikės išgirsti šitą mintį, galbūt esate tokiam etape, tai žinokit, kad jūs esat ne viena, ne vienas. Ir mes praeisim. Ačiū, kad esate šioje erdvėje, ačiū, kad išklausėte ir pasimatysim kitose įrašuose.